Petriuk, kiaušinių su duona valgyk. Bet aš nemėgstu duonos. Turi augti didelis ir stiprus, O kodėl aš turiu augti didelis ir stiprus? kad ant kasdienės duonos užsidirbtum. Nu, bet aš nemėgstu duonos. Haha, juokinga. Tavo butelis vos nenumirė. Tu irgi. Autobusas. Mano mažasis draugė, ar tu neturi nosinės? Turiu, ponė. Bet aš jos niekad neskolinu. O, sveikas akiniuotasis. O, labas. O kur tavo kuprinė? Nors, nesvarbu. Kas naujo? Kas čia bus? O, vakar gavau net 2 kartus pertį nuo tėvo. A ne? Už ką? Ai, parodžiau savo pažymių knygelę, o ten tokie pažymiai, tokie rašteliai. O, antrą kartą? Antrą kartą gavau, kai jis sužinojo, jog tai jo pažymių knygelė. Lol. Pradėsim pamoką. Pasakykit vaikai sakinį su žodžiais tikriausiai ir nes. Na, Onute? Tikriausiai eisim į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos. Gerai, Onute, 10. O tu, Marytė? Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lyjo. Irgi gerai, 10. Na, Petriuk, o tu? Močiutė paėmė laikraštį. Na ir ką? Tikriausiai eis šikt, nes skaityt nemoka. Gerai, vaikučiai, atsiminkite rytojui išmokti 3 frazes. Sese, pasakyk frazę. Eik šikt! Tėti, pasakyk frazę. Mama, pasakyk frazę. Tarzanas be triusikų. Kągi, vaikai, pradėsim nuo namų darbų. Na, Petriuk, išmokai frazes. Sakyk. Eik šikt. Ko? Eisi pas direktorių? Jee. O tu žinai, kas tas direktorius? Tarzanas be triusikų. Ak, čia tas neklaužada, taip? Taip, jam amžiais galvoje vien nesąmonis, šneka nekultūringai, neklauso, visai nesimoko, nenoriu jų kelti kitą klasę. Na, nusiraminkite, panelė mokytoja. Jeigu galima, palikit mus trumpam vienus. Gerai? Gerai. Na, jaunuoli. Kiek bus 3x3? 9. O kiek bus 6x6? 36. Ateikit, ponė mokytoja. Na, nematau jokių priekaištų. Jis atsakė gerai į visus klausimus 3 lygio. Manau, galima jį kelti į kitą klasę. Gal aš užduosiu pati kelis klausimus, gerai? Na gerai, prašom. Petriuk, dabar aš tau užduosiu kelis klausimus. Gerai. Ką karvė turi 4, o aš tik 2? Kojas. Kas pas tave yra kelnėse, ko nėra pas mane? Kišenis. Kas įdedama kietų ir rožinių, o ištraukiama minkštų ir lipnių? Kramtoma guma. Ką vyras daro stovėdamas, moteris sėdėdama, o šuo ant 3 kojų? Paduoda delną. Dabar užduosiu porą klausimų iš serijos kuo esu. Ok. Įstatai mane į savo ramstį, pririši mane, aš drėkstu greičiau nei tu. Palapinė. Būnu įvairių dydžių, kai blogai jaučiuosi, drėkstu ir teku. Kai mane išvalai, jaučiuosi gerai. Nosis. Na gerai, paskutinis klausimas. Turiu kietą kamieną. Mano galas keltas, mėgstu šaudyti. Strėlė. Siųskit Petriuką ne į 3 klasę, o į universitetą. Aš pats į kai kurios klausimus nežinojau atsakymo. Na, studentai, gal kas nors pasakysite man, koks yra žmogaus svarbiausias organas?
Petriuk, nuleisk ranką, žinau, ką tu nori pasakyti. Va, Marytė, prašau. Aš manau, kad naudingiausias organas yra širdis. Taip, labai teisingai, Marytė, širdis labai naudingas organas, už tai rašysiu tau įskaitą, sėskis. Prašau, kas dar žinot kokį naudingą organą? Petriuk, greitai nuleisk ranką, begėdytų. Va, matau, Onutė nori pasireikšti. Prašau, Onutė. O aš manau, kad plaučiai irgi yra labai reikalingas organas. Taip, labai gerai. Ir tau įskaita, sėskis, kas dar? Na gerai, Petriuk. Bet žinok, jeigu pasakysi kokią nesąmonę, pats žinai, kas už tai bus. Tamsta mokytoja, aš manau, kad naudingiausias žmogaus organas yra oda. Oda? Paaiškink, Petriuk. Na, matot, mokytoja, jeigu nebūtų odas, tai kiaušinius reikėtų rankoje neštis.